Tai yra pagrindinis įmonės produktas, paskirtis ta pati – surinkti įplaukas iš pirkėjų ir perduoti pardavėjams. Štai yra pavaizduota visa mokėjimai LT struktūra, kaip veikia pati sistema. Tai kai klientas internetinėje parduotuvėje užsisako prekes arba paslaugas, užsakymą patvirtina, iš pardavėjo puslapio yra nukreipiamas į mokėjimą LT svetainę, atlieka apmokėjimą, pasirinkdamas jam patogiausią apmokėjimo būdą. Apmokėjęs už paslaugas ar prekes yra grąžinamas atgal į pardavėjo internetinį puslapį. Parodysiu pavyzdį, kaip pavyzdžiui pirkėjas norėdamas paremti projektą, šiuo metu tai yra socialinis projektas, spausdamas paremti mygtuką yra nukreipiamas būtent į mokėjimą LT jau mokėjimo puslapį, įrašo mokėjimo sumą, kurią jisai nori paaukoti, atlieka tam tikrus žingsnius ir yra įkeliamas į tokį puslapį, kur reikia išsirinkti mokėjimo būdą. Kaip matote, yra labai daug įvairių mokėjimo būdų. Tai yra didžiausias elektroninės bankininkystės galimybės, kur galima mokėti per visus Lietuvos bankus. Taipogi galima mokėti tarptautinėmis sistemomis, atsiskaityti kreditinėmis kortelėmis bei mokėjimą grynaisiais pinigais. Šiuo metu siūlome netgi 4 būdus, tai yra Maxima, Lietuvos kioskai ir R-kioskai, Foxbox terminalai bei gali mokėti banko skyriuje grynais pinigais. Patogu yra atsiskaityti elektroninės bankininkystės būdu, pasirinkant iš sąrašo naudojamą banką. Mokėjimai LT automatiškai nukreipia į elektroninės bankininkystės puslapį, kur jau pirkėjas tiesiog suvedęs jo prisijungimo duomenis, automatiškai suformuotame pavedime tiesiog įveda savo naudojamą slaptažodį arba prisijungimo kodą, patvirtina mokėjimą ir yra grąžinamas į pardavėjo puslapį. Populiariausias būdas užsienyje yra mokėjimas kreditinėmis kortelėmis. Pardavėjo puslapyje tiesiog pasirenkama prekė, jinai yra užsakoma, pasirenkamas mokėjimo būdas, šiuo atveju yra kreditinės kortelės. Yra nukreipiamas pirkėjas į mokėjimą LT puslapį vėlgi, jisai tiesiog tęsia mokėjimą ir per kreditinę kortelių atsiskaitimo būdą, tiesiog suvedus kreditinės kortelės duomenis, jisai patvirtina mokėjimą ir taip prekės ar paslaugos yra užsakomas ir parduodamos. Tai iš tikrųjų turime labai daug klientų, tai vieni iš populiariausių yra Bet.lt, Deal.lt, draudimo bendrovės. Galima mokėti netgi už bilietus į teatrą, pramoginės laidas ir taip toliau. Tai skelbimo portale, skelbimo paryškinimo paslauga arba Autopliuse, žinote, yra sumokėk 5 litus gali pervesti, tada skelbimo patalpinį. Balsavimai kažkokie internete už kažką, irgi būna žinutėmis, į radio stotį gali nusiųsti žinutę, padidintų tarifo, žaidimuose gali nusipirkti kokį nors ten kardą, pavyzdžiui, už litą ar 2, vaikai siunčia kartais. Tai. Mokėtojui nereikia nei registruotis mokėjimą LT, nei ką, bet tai daro pardavėjas, kuris nori priimti visais būdais, kuriuos mes teikiame. Tai mes pardavėją patikrinam, kad jis tas paslaugas ir teiktų, ir kokybiškai teiktų, ir būtų realus juridinis arba fizinis asmuo, jeigu toksai teikia paslaugas. Tai tuo mes ir garantuojame pirkėjų, kad jis nebus apgautas, neapsilankys parduotuvėje, kuri yra fiktyvi arba neteikia realių paslaugų. Nes pinigus pardavėjui mes pervedam ypač šviežiam pardavėjui, kurį ir patikriname, pervedam su užlaikymu. Tai jeigu atsiranda kažkokie skundai, iš karto yra sureaguojama ir pinigai grąžinami pirkėjui, jeigu paslaugos teikėjas to nesuteikia paslaugos. Pardavėjams, aišku, vertė yra tokia, kad jie sutaupo daug laiko pradėdami verslą internete, lėšų sutaupo. Dažniausiai mūsų klientai yra pradedantysis verslą internete ir jiems tai yra dideli kaštai ir jie dar ne visą laiką įsitikinę, kad tas verslas, kurį jie pradės, jiems neš pelną.
Tai suinvestuoti papildomą kokį 1000 ar 2 vien tik mokėjimo sistemų pajungimą, jiems tiesiog neapsimoka, jiems daug paprasčiau nemokamai pasijungti mūsų. Klientas prisijungęs prie mokėjimo LT, kairėje pusėje mato meniu, kur yra valdomas visa mūsų sistema, kur galima patikrinti visus gautus mokėjimus, pateiktas sąskaitas ir kitą informaciją. Tai visų pirma, galim peržiūrėti, kokius klientas turi projektų šiuo metu. Būtent šiam variante tai turim vieną projektą, Rūbų elektroninę parduotuvę, kur galim tiesiog matyti visą informaciją apie parduotuvę. Jeigu klientas naudojasi mūsų SMS paslaugomis, tai yra SMS sąrašas, kur realių laikų yra fiksuojamas gautos SMS žinutės ir kur klientas gali stebėti, atsisiųsti ataskaitas už praėjusį mėnesį, peržiūrėti, kiek su kokiu raktažodžiu sukurtų buvo gauta žinučių. Lygiai taip pat yra sąrašas ir mūsų makro mokėjimo, kur galima irgi išsifiltruoti tam tikrą informaciją, matyti visus sėkmingai priimtus mokėjimus, matyti, kokiu būdu buvo apmokėta, kliento vardą pavardę mokėjusio ir visą kitą informaciją. Taip pat yra pinigų užsakymo langas, kur klientas gali matyti, kiek šiuo metu yra surinkęs pinigų ir tiesiog gali atlikti pinigų užsakymą, kad mes atliktumėm pavedimą į jo banko sąskaitą. Kitas punktas būtų pateiktos sąskaitos. Tai klientas iš čia gali atsispausdinti mūsų komisinio sąskaitas. Taip, kitas punktas būtų, kur patikima visa statistika, tiesiog galima peržiūrėti grafikus, kad jeigu klientui būtų įdomu peržiūrėti, kiek yra mokėjimų atlikta per atsiskaitytą mokėjimo kortelėmis ar per tam tikrą banką, kuris bankas populiaresnis. Toliau būtų informacija pačio kliento, kurį jo kontaktai pateikti. Ir visa kita tiesiog prisijungimo istorija ir slaptažodžio keitimas. Tokiai mokėjimo įstaigai kaip Mokėjimo LT yra labai svarbu matyti realiu laiku, kas vyksta su sistema. Šiam reikalui mes esame susikūrę savo monitoringo, kitaip sakant, stebėjimo sistemą, kurioje mes galime realiu laiku, tai maždaug 10 minučių laikotarpyje, matyti, kas šiuo metu vyksta su sistema ir jeigu kažkuris tai mūsų partneris lūžta, ar, sakykime, sujungimas su juo neveikia, ar pačiam partneryje būna neaptarnaujami tam tikri mokėjimai, mes tai realiu laiku matome savo grafikuose. Su šiais grafikais mes taip pat galime ir pastebėti sukčiavimo atvejus. Buvo netgi tokių atvejų, kad mes iš vakaro esame pastebėję, jog yra padaugėję tam tikrų mokėjimų. To pasekoje mes sugebėjome greitai ir optimaliu būdu uždrausti tuos mokėjimus ir sustabdyti kelią sukčiavimams ir pinigų vagystei. Iš tikrųjų, poreikis arba idėja pati, kuri kilo sukurti mokėjimus, padiktavo mums mūsų klientai. Mes turėjome projektą SMS žinučių siuntimą per internetą. Tai prieš 5 metus buvo ta paslauga ir mes pasijungėme bankus tam, kad priimti pinigus už savo paslaugas. Investavom ir tikėjom savo projektų. Kai kurie klientai pamatė, kad galima susimokėti pas mus už mūsų paslaugas, sako, tai duokite ir mums galimybę už mūsų paslaugas susimokėti per jūsų tokias sistemas, nes mes daug neturime, pavadinkim taip, galimybių patys pasijunginėti, pas jūs čia labai atrodo paprasta. Tai mes taip pradžiai suteikėm prie tos sistemos, tai net nebuvo Mokėjimo LT, leidom SMS-u ten susimokėti geresnėm sąlygom.
Ir tas pradėjo smarkiai populiarėti, bet būdas buvo nelabai patogus, nelabai pritaikytas. Tai tada mes nusprendėm atskirti vis dėlto tas paslaugas, kur buvo SMS žinučių siuntimas ir sukurti kaip tokius mokėjimai LT. Lietuvoje esame pasijungę, pagrindiniai mūsų partneriai yra Verizona, operatoriai visi mobiliojo ryšio. Kartu turime tokius partnerius kaip Maxima ir Lietuvos spauda, per kuriuos klientai gali apmokėti sąskaitas ir parduotuvėse, ir tiesiog tokiose vietose, kaip kioskuose, tiesiog mobilioje vietoje. Jeigu taip nupiešus pasaulio žemėlapį apie mūsų pajungtas šalis, tai būtų 60 šalių. Dabar yra prioritetas, aišku, Skandinavijos šalis, todėl kad jose yra ir lietuvių, ir Anglija, Airija irgi kartu. Mūsų pagrindinis klientas yra mažos ir vidutinio kapitalo įmonės, kurios savo paslaugas ir produktus teikia internete arba tiesiog vykdo mokėjimus, skaitimus. Šiuo metu 16 darbuotojų. Tokios įmonės dažnai būna investuojamos iš kokių investicinių fondų ir daug labai lėšų suinvestuojame. Mes čia savo ruoštų plečiamės iš savo uždirbtų pinigų. Ir tas santūrusis plėtimas, jisai garantuoja tą stabilumą. Dažniausiai, jeigu žmonės gauna didelę pinigų sumą investicijoms, investuoja, bet gauti pajamų tiek, kiek planuotų, dažniausiai nepavyksta. Lietuvoje mes planuojame gavus mokėjimo įstaigos licenciją teikti papildomas paslaugas kaip pinigų perlaidos, kaip bankinės sąskaitos atidarimas ir pavedimai Lietuvoje. Inovacijos yra pagrindinis įmonės produktas, tai be inovacijos nebūtų pačios įmonės, nes pats produktas yra inovatyvus ir metodai, kuriais mes juos kūrėme, stengiamės naudotis pačius naujausius ir rinkoje patikrintais bent jau pasaulinėje rinkoje, ne tiek Lietuvoje.